Vyriausybei pritarus Marijampolės kolegijos prijungimui prie Mykolo Romerio universiteto pradedami konsolidacijos žingsniai. Šiuo metu svarstomos jungimosi sąlygos ir eiga. Su universitetu šiuo metu yra sudarytos darbo grupės, bendros darbo grupės, kurios dirba prie tam tikrų procesų, prie studijų programų konsolidacijos, prie naujo projekto, kuris numato įveiklinti mūsų naująjį pastatą. Taip pat visi juridiniai dalykai, visa konsolidacija, kuri siejasi su visais procesais, kuriuos mes vykdome. Ir tuo pat metu, kadangi tai yra pirmas Lietuvoje atvejis, kada jungiasi universitetas ir kolegija, iš tiesų yra daug klausimų, daug diskusijų. Iki balandžio 30 dienos turės būti pateiktas svarstyti vyriausybei ir jau tada iš tiesų pereisim į tą laikotarpį, kada dar labiau suartėsim su universitetu ir iki šių metų pabaigos tikrai jau mes turėsime būti kaip viena juridinė institucija, o čia be jokios abejonės atsiras Sūduvos akademija. Marijampolės kolegijos direktoriai džiaugiasi, kad visos Marijampolės kolegijoje esančios studijų kryptys išliks. Liks ir programų su tais pačiais pavadinimais. Jos bus auginamos iki universitetinio lygio. Atsiras ir naujų programų – psichologijos, šiais metais startuos teisės bakalauro ir mediacijos magistro studijos. Universitetas mus papildys ir naujomis programomis, o mes tenksimės, kad universitetinės studijos įsitvirtintų čia Marijampolėje. Taigi atversime galimybės universitetiniam miestui. Suprantama, mes universitetas nebūsim, bet tikrai būsim universiteto padalinys ir manau, kad mes sėkmingai galėsime vykdyti savo misiją čia regione. Kartu su konsolidacijos klausimais sprendžiamas ir Marijampolės centre esančio pastato įveiklinimas. Lygiagrečiai su visais konsolidacijos procesais vyks projektas mūsų infrastruktūros esminiam atnaujinimui. Tai dabar rengiamas projektas infrastruktūros pokyčiams ir manau, kad per 2 metus mes turėsime tą padaryti ir įveiklinti, todėl kad tokia projekto trukmė. Į atnaujintą pastatą Marijampolės centre Sūduvos akademija planuoja įsikelti 2025 metų pabaigoje. Mes kalbėjome iš tiesų ir su architektais, ir su, galbūt, sakykime, konsultacijos vyko su statybinėm organizacijom, kaip tai būtų galima padaryti. Jie mano, kad tai laikotarpis labai suspaustas, bet norint tikrai įmanoma.